Labas vakaras, gerbioji publika. Kultūros ministerija, tęsdama diskusinių renginių ciklą tarp eilučių, kartu su Nacionaliniu muziejumi Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmais, surengė diskusiją, kokį pokytį kuria mecenatai. Ir akivaizdu, mes neatsitiktinai šiandien susirinkome mecenato daktaro Prano Kiznio salėje. Taigi teorija iš karto susitinka su gražia praktika ir leiskite pristatyti diskusijos dalyvius ir dalyvės. Agnė Burovienė, Nacionalinio Kauno dramos teatro generalinio direktoriaus pavaduotoja rinkodarai. Labas vakaras. Sveiki. Daktaras Vidas Dolinskas, šių namų šeimininkas, šie namai, dar kad pakartosiu pavadinimą, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų generalinis direktorius. Iš kitos pusės sėdi Narūnas Lendraitis, Neringos miesto savivaldybės mero pavaduotojas. Mielas Narūnai, buvo ilgas kelias, bet jūs atvykot. Dar vienas pašnekovas, Audrius Masionis, įmonės Baltišės House direktorius. Sveiki. Sveikas. Dar viena labai svarbi mūsų pokalbiui pašnekovė yra Irutė Tumaitė, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus rėmimų ir partnerysčių koordinatorė. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, kultūrinių patirčių agentūros Salto vadovė. Sveiki. Labas vakaras. Paprastai sakoma, moderatoriui reikėtų prisistatyti, kad visi žinotų, kas čia greuna diskusiją. Aš esu kultūros istorikas Aurimas Švedas ir norėčiau prieš pradedant mūsų pokalbį paminėti vieną labai svarbų dalyką, kad šiais metais, tikriausiai jūs tai ir žinote, Lietuvos Respublikos Seimas priėmė atmintinų dienų įstatymo pakeitimą, papildantį atmintinų dienų sąrašą mecenatystės diena, kurį kasmet bus pažymima lapkričio 15-ąją. Ir iš tiesų toks sprendimas, aš manau, yra labai prasmingas ir svarbus, siekiant didinti visuomenės dėmesį mecenatystei Lietuvoje, skatint gerųjų mecenatystės pavyzdžių sklaidą visuomeniai, stiprint, aktyvint šią veiklą, taip pat tęsti diskusiją, kaip susitikti skirtingose pasauliuose prasmingus, svarbius darbus dirbantiems žmonėms, kultūros meno akademijos pasaulio žmonėms su potencialiais mecenatais. Tai tiesiog laikykim pastarąjį pokalbį pasiruošimu tai mecenatystės dienai. Ir kadangi šitoj salėje matau tikrai labai daug žmonių, kurie galėtų prisijungti prie mūsų ir pasakyti ne vieną svarbę įžvalgą, tai jūs tikrai galėsit sureaguoti, užduoti klausimą, pasisakyti, dalintis savo patirtimis, nes mano kolegė Deimantė yra pasiruošusi, jeigu tik tai pakils ranka, atnešti jums mikrofoną, įsitraukit į pokalbį ir pradėkim pagaliau kalbėtis. Pirmąjį iš tiesų klausimą pasiūlė ponas Audrius. Jisai, peržvelgęs mano pasiūlymus, taip iš karto sureagavo, pasakydamas, kad visų pirma labai svarbu apsibriežti, apie ką mes kalbėsime ir pasvarstyti, ką reiškia pati savoka mecenatystė arba filantropija ir kuo mecenatystė ar filantropija skiriasi nuo paramos, labdaros arba dar kokio nors kitokio finansinio rėmimo formos. Tai, Audriau, gal jūs pats ir priimsit tą iššūkį, kuris dabar prieš visų akis iškilo? Gerai, ačiū. Pabandysiu, nors nėra visuotinai turbūt sutarta, kas yra filantropija arba mecenatystė, bet yra gal tam tikri požymiai arba bruožai, kurie skiria nuo jūsų kitų paminėtų veiklų. Tai šiuolaikinė prasme, mano supratimu, mecenatystė, kuri galėtų būti naudojama kaip sinonimas žodžiu filantropija, suvokiama visų pirma kaip privataus sektoriaus veikla, ar tai būtų atskiri asmenys, ar tai būtų organizacijos, siekiant ilgalaikio poveikio arba pokyčio bendrai visuomeniai, bendruomeniai reikšmingoje srityje. Ir čia turbūt skirtumas nuo tokios tradicinės paramos, labdaros yra tas, kad tam tikrą prasme labdara ir parama buvo pirmoji galbūt stadija mecenatystės raidoje, nes buvo siekiama spręsti
labai konkrečius kasdieninius žmonių poreikius, siekiant palengvinti jų kančias arba atliepti kažkokius čia ir dabar poreikius. Kai tuo tarpu mecenatystės, filantropijos atveju vis tik tikslas yra labiau orientuotas į kompleksiškesnių problemų ir sprendimą ir siekį padaryti tą ilgesnį poveikį. Kalbant apie korporatyvinį rėmimą, man gal skirtumas yra toksai, kad korporatyvinio rėmimo atveju tas atlygintinumo, neatlygintinumo klausimas ir aspektas iškyla, nes čia jau verslas siekia ir tam tikrų savo verslo interesų, prekės ženklo, su prekės ženklo kūrimu, vystymu susijusių interesų, kai tuo tarpu tokia grynąja forma mecenatystė arba filantropija turbūt to tikslo neturi tokio. Taip, man taip atrodo. Ar kas nors norėtų papildyti? Nėra nei ką pridurti, nei ką atimti. Iš ties, aš irgi Kaip iš vadovėliuose. pritariu tai minčiai, kad paprastai kultūros srityje yra painiojamos savokos rėmėjas ir mecenatas ir dažnai susidurėme su tuo, kad mecenatais vadinami rėmėjai, vis tik tai tos įstaigos, kurios siekia savo prekės ženklo arba įstaigos įvaizdžio sutvirtinimo tam tikrame kultūros sektoriuje, kai tuo tarpu mecenatai teikia paramą konkrečios įstaigos pagrindiniai veiklai arba projektam, matydami tame vertę. Tai visiškai pritariu. Judam toliau. Kai tarėmės, kokius klausimus vertėtų paliesti, staiga paaiškėjo, aš tikrai matyti šitoje diskusijoje esu mažiausiai pasiruošęs samprotauti apie mecenatystės reiškinį, kad egzistuoja skirtingi mecenatystės modeliai. Ir galbūt tada galėtume artėti link Lietuvos ir kokį modelį jūsų nuomonę tą mecenatystės Lietuvoje bandoma įdiegti ir tada, aišku, judėkim toliau, ką jūsų nuomonę dar reikėtų padaryti, galbūt kuriant mecenatystę skatinančią toliau teisinę bazę, galbūt kažkokią pripažinimo sistemą labiau ugdant arba dar kažkur nukreipiant dėmesį, kurio jūsų nuomonė kažkurioje plotmėje reikia. Aš tai labai sutikčiau su Agnės pastebėjimu, kad iš tikrųjų mes vis dar susidurėme su tuo pasimetimu apie būtent šitas savokas ir kad dažnai pradedant vystyti dialogą su verslu arba kultūros sektoriui pradedant vystyti dialogą su verslu, susidurėme su tuo iššūkiu, kad abi šalis skirtingai suvokia šitą būtent terminą ir kalba galbūt netgi skirtingomis kalbomis. Tai manau, kad vienas iš svarbiausių dalykų tai yra tiesiog edukacija šitą temą ir pokalbiai būtent aktyvesni, būtent apie tai, kad bent jau visuomenė vienodai suprastų pirmiausia šitas savokas ir tai taptų tiesiog natūralus procesas. Irutė iš karto atkreipė dėmesį į edukaciją, kurios reikia. Narūnai, ko reikia jūsų nuomonė? Jo, aš tai gal grįždamas prie to, kas buvo kolegų pasakyta, kažkaip tai nenori pati aplinka, jau valdovų rūmai mus kažkaip tai įkvėpia mąstyti apie mūsų istorinę praeitį, apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikus, apie dviejų tautų Respublikos didikus, būtent tą laikotarpį, jų, sakykime, mecenavimo praktikas. Ir vis tiek yra šioks toks standartas susiformavęs. Ir ko gero yra taip, kad vėlgi tie patys mūsų šiuolaikiniai verslininkai arba verslus turintys žmonės, jie turi turėti arba patirti tam tikrą kritinį kapitalo turėjimą. Aš kodėl tą sakau, nes turėjau visai neseną diskusiją, sakau, žinot, pakvietė mane, kalbėsime, aš esu labai rimtais diskutantais apie mecenatystę. Ir jis pasakė labai paprastai, apie ką? Mecenatystę? Kuria prasme, sako. Aš priminiau įstatymą, kriterijus ten, žodžiu, tos labai gražius, puošnius dalykus. Ir sako, palauk, praėjo tik 34 nepriklausomybės metai. Mes galime geriausiu atveju mes galime diskutuoti apie paramą, o jeigu kalbam apie paramą, apie dialogą su verslu, tai čia jau atsitinka tokie dalykai kaip, mainai, sinergija, bendradarbiavimas ir nori, nenori, verslas remdamas kultūrą, menus
Jisai vėlgi remia su tam tikrom sąlygom. Kalbam apie prekės ženklą, apie naujų ten produktų įvedimą ar paslaugų į rinką ir taip toliau ir panašiai. Tai šia prasme mes kalbame apie, na, sakykime, to paties verslo nemedžiaginę naudą. Tai yra prestižas, žinomumas ir visi kiti dalykai, kas beje šiais laikais yra labai, labai reikalinga. Tai vėlgi, kai kalbam apie mecenatystę, mes neturime pamesti to, vadinkime, istorinio pagrindo ir šią temą, man atrodo, Valdovų rūmų direktorius mums tiek daug dalykų papasakotų, bet aš sakau, kai manęs užklausė, ką tu galvoji, aš iš karto pagalvojau, jo, tai mums ko gero reikia pradėti nuo istorijos. Istorinę plotmę tikrai paliesim, bet vis tik tai vėl žiūriu jūs, Audriau, jeigu pabandyti tą pagrindų pagrindą išsiaiškinti, tai kur link per 34 metus nujudėjom, į kokį modelį mecenatystės orientavomės ir ką dar reikėtų jūsų nuomonę padaryti? Aš dar šiek tiek sugrįšiu prie to jūsų pirminio klausimo, kokie yra tie skirtingi modeliai. Nesu tikrai labai didelis ekspertas, bet kiek teko skaityti, netgi yra paties mecenatystės įstatymo aiškinamą raštą, kuris buvo priimtas Lietuvoje. Tai jame buvo minima, kad mecenatystė Lietuvoje seka tokia europietiškoje tradicija, ne? Europietiškoje tradicija, kuri buvo siejama vis tik su visuomenės elito veikla. Ne? Tai reiškia, mecenatystė kaip veikla priskiriama visuomenės elitui. Ir ta veikla yra labiau tokia teisė visuomenės elito negu kažkokia pareiga, ne? Taip jau yra formuojamas toksai santykis su mecenatystė. Tuo tarpu Jungtinėse Amerikos valstijose, kurie mecenatystė labiau vadinama filantropija, santykis su mecenatystė, filantropija formuojamas visai kitoks. Ten yra formuojama, jog mecenatystė, filantropija yra kiekvieno piliečio, aktyvaus piliečio moralinė pareiga. Ir man atrodo, kad nuo to labai daug priklauso, kokį mes santykį kūrėme visuomenė su mecenatystė, ar mecenatų gali save laikyti tik tai, elito atstovas, ar mecenatų gali būti žmogus, kuris, ribotais savo resursais prisideda prie to visuotinio gėrio, pokyčio ir poveikio. Ir atitinkamai, kaip mes visą tai koduojame. Tai man atrodo, yra labai svarbus tas suvokimas, kokio mes to modelio siekiame. Ir netgi turbūt, čia istorikai gal geriau papasakos, bet aš esu skaitęs to paties Aleksandravičiaus straipsnį apie tarpukario Lietuvą, tą vasario 16-osios Lietuvą. Ir ten vis tik gal tas mecenatystės filantropijos modelis, sakyčiau, labiau artimas buvo amerikietiškajam, kur visuomenės nariai tuo metu, ypatingai tuo laikotarpiu, labai aktyviai suvokė savo tai kaip moralinę pareigą, ne valstybės, o visuomenės narių pareigą rūpintis tuo bendruoju gėriu ir kiekvienas pilietis praktiškai priklausė vienokiai ar kitokiai draugijai ar organizacijai ir aktyviai joje dalyvavo. Tai man atrodo, kad tai yra labai svarbu, nes Lietuvoje aš vis tik jaučiu ir iš pokalbio mūsų, kad mes kalbam apie tą labiau elitinę mecenatystę ir mes turime mecenatystės įstatymą, kuris skatina mecenatus, pripažįsta mecenatus, kurie labai reikšmingai prisideda, reikšmingomis finansinėmis sumomis prisideda prie visuomeniai svarbių projektų. Tai man atrodo, kad čia yra labai svarbu, ko mes siekime, nes nuo to priklauso, kokią kultūrą formuojame, kokias priemonės, kokias iniciatyvas mes naudojam tam. Tiek Narūno, tiek Audriaus atsakymuose išgirdau pasiūlymą pabandyti suprasti, su kuo mes kalbamės, imdami domėn potencialų mecenato portretą arba kalbėdami apie visuomenę, kuri taip pat gali vienaip ar kitaip pasijusti įgalinta kažką padaryti. Tai ruošdamasis pokalbiui aš iš tiesų ir suvokdamas savo tam tikrą nepakankamą pasirengimą, aš bandžiau susikurti tokį portretą sociologinį, kaip tam tikri dalykai suvokiami Lietuvos visuomenės ir keletas faktų tiesiog gulėjo ant paviršiaus, noriu jais pasidalinti. Viena iš pirmųjų paieškos nuorodų man atvėrė, kad pasauliniam dalymosi indekse Lietuva iš 142 šalių užima tik 139 vietą. Ir jeigu tikėti šito pasaulinio indekso kūrėjais, tai mes nesam linkę padėti į bėdą patekusiam žmogui, čia yra 3 kriterijai. Nenorim savanoriauti ir ganėtinai nedaug visuomenės dalyvausios tam tyrime prisipažįsta, kad jie arba jos aukoja pinigus. Tai čia vienas toks štrichas.
paskubom mano susikurtas, o kitas štrichas – ES Lietuva yra viena paskutiniųjų šalių pagal kultūros mecenavimo mastą. Ir aš tiesiog tas dvi tokias skirtingas žinias pasidėjau kaip dvi vyšnaitės, pasidėjau ant torto viršaus ir galvoju, čia yra kažkokie simptomai tam tikrų tendencijų, kurias ir jūs matot, o gal aš tiesiog čiupau pirmus pasitaikiusius po ranka faktus ir su jais dabar žongliruoju ir darau toli siekiančias išvadas. Aš jeigu galima pareflektuosiu, nes faktai faktam, bet realybė, portretas iš ties labai pesimistiškas. Tai, ką jūs radote internete, bet aš vis tik tai norėčiau atkreipti dėmesį į neperseniausiai vykusią akciją Radarom, kur Lietuva stebėtinai susitelkė teikdami paramą savo finansinę Ukrainai. Ir per 2 savaitės buvo suaukoti beveik 8 milijonai eurų. Taip, ir tai šis faktas nustebino visus. Tiesiog tada yra keli klausimai. Kas skatina rėmimą ir mecenatystę, kad tai turi būti kažkokios vertybės arba kažkokie skauduliai socialiniai, kuriuos žmonės telkiami išspręsti kartu. Ir kitas dalykas, aš drįsčiau vis tik tai atkreipti dėmesį į istoriją, todėl kad kaip valstybė mes esame jauna ir mūsų tos rėmimo mecenatystės tradicijos, jos yra ganėtinai jaunos taip pat. Todėl, kad dar pati prisimenu, kaip mano brolis su fūrom veždavo majonezą, dėdės važiuodavo į Lenkiją. Žodžiu, tai buvo laukiniai įsitvirtinimo laikai, kuomet tu galvoji apie save pirmiausia, apie savo gerbuvio sukūrimą. Ir dabar per ilgą laiką, per kažkurį laiką, kai jau įstaigos įsitvirtino, kai atsirado tam tikros tradicijos, tendencijos, vertybės, jau mes pradedam kalbėti ir vis drąsiau kalbame apie mecenatystę, apie galvojimą ne tik apie save, bet ir sąmoningą galvojimą apie kitą žmogų, apie kultūrą galbūt, kuriai reikia pagalbos, bet labai svarbu, kad atitiktų vertybės, aš manyčiau. Ir arba tai būtų tam tikri skauduliai, kuriuos žmonės kviečiami susitelkti ir kartu išspręsti. Ačiū, Agne. Narūnai, sureaguokit. Jo, aš kažkaip prisimenėt Ukrainos atvejį ir prieš 2 metus Neringoje irgi ten buvo mūsų bendrai su Andriumi Tapinu inicijuota diskusija. Jis tiesiog irgi, kaip sakant, dalinosi savo patirtimi, kaip su visuomenininkais, renka paramą Ukrainai ir buvo jo, žodžiu, pasidalinta tokia labai įdomia patirtimi ir aš kažkaip noriu įvesti būtent jo tą patirtį šią diskusiją. Jisai, taip ir retoriškai kartu auditorijos užklausė, o kaip jūs galvojate, kas didesnis rėmėjas yra, ar ta iš pensijos gyvenanti močiutė, kuri paskutinės santaupas paaukojo, sako, aš pats matau, gauna ataskaitas, ar, tarkime, labai stipri garsi įmonė, kuri dalį savo pelno paaukojo. Tai mano supratimu moraliniu požiūriu, tai ko gero ta pati močiutė, ko gero yra didesnė rėmėja už tą, sakykime, prestižo ir kitokių paskatų veikianti ir norintis save, sakykime, pozicionuoti verslą. Tai šia prasme, man atrodo, irgi mes turime ko gero suprasti, kad ir nedidelė parama kai kada būna labai reikšminga. Ir čia galbūt mes vėliau jau diskutuosime apie įvairias paramos rinkimo, telkimo technologijas. Ir tai manau, kad čia yra žmonių, kurie būtent šiek tiek susipažinau su jų CV ir žinau, kad toj srity dirba ir žino, kaip dirbti su rėmėjais. Mes galim kalbėti šiame kontekste ir apie sutelktinį, sakykime, rėmimą ir visus kitus dalykus. Tai aš dėl to tą paminėjau, kad vėlgi truputėlį galbūt išsivaduotumėm iš to tokio, nežinau kaip čia pavadinti, tokio labai... Sureikšminto.
Jo, ir pagalvotumėm, kad kiekvienas visuomenės narys, nepriklausomai nuo jo, sakykime, socialinio statuso, jis gali vis dėlto jausti atsakomybę už įvairias visuomenės grupės, jis gali rūpintis tą pačią kultūrą, menu, sakykime, iš savo labai kuklios pensijos paukodamas dalį būtent tos pačios kultūros ar meno rėmimui, ar kokių socialinių problemų sprendimui, galų gale įsigydama bilietą. Tai mes turime matyti ir šitą kontekstą. Mielas Vidai, teks atsigręžti į istoriją, nes istorija kaip kontekstas mūsų diskusijos nesykį jau buvo paminėta. Mūsų tarpe nėra pirmosios Lietuvos Respublikos ekspertų, apie sovietmetį matyt nėra čia prasmės kalbėti, carinės Rusijos imperijos patirtį irgi palikime už šitos diskusijos skliaustų. Ir vis tik mes sėdim valdovų rūmuose, jie mums primena apie tą garbingą ir įkvėpimo mums teikiančią senosios Lietuvos valstybės ir visuomenės istoriją. Kaip ta mecenatystė, miela širdinga pagalba vieni kitiems buvo suprantama senojoj Lietuvos valstybei ir visuomeniai, galbūt ten egzistavę pagalbos vieni kitiems pavyzdžiai gali mus įkvėpti šiandienai. Taip, tai ačiū. Pirmiausiai, tai aišku, pačioj pradžioj iškeltas klausimas dėl sąvokų apsibrėžimo tikrai turbūt turėtų prasmę. Tai čia reiktų matyti atkreipdėmėsi dar vieną aspektą, kad iš istorinės perspektyvos, žvelgiant į ankstesnius laikus, visada akcentuojamas momentas, kad mecenatystė kaip vienas iš tokių faktorių ar atpažinimo ženklų yra dalykas, kad mecenatas turi sąmoningai pats dalyvauti šitame procese, jį veikti, suprasti adekvačiai šitą veiksmą, dalyvauti mecenavimo veiksme. Tai gal taip apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikus ir kaip įsivaizdavo ir kaip vertino šitokius veiksmus mūsų didikai, pavyzdžiui, ar panašiai, negalėčiau labai tiksliai pasakyti, nes aišku, jie tokiomis savokomis irgi nelabai operavo, nors tą mecenatą antikinį žinojo ir galėjo sekti juo. Bet tikrai čia esame salėje ne tik skirtoje daktaro Prano Kiznio, kuris yra tarp mūsų paveikslų galerijai, bet kartu ir šitos salės fryzą puošia 23 herbai. Tai kadangi daugelį herbų turėjo po kelias giminės Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje, tai čia susidarytų matyti koks 100 ar 150 giminių besislepiančių po šitais herbais ir dauguma jų iš tikrųjų paliko mecenatinį pėdsaką Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje. Iš tikrųjų nebūtinai tik tai meną ar kultūrą, bet nors tame turbūt ryškiausiai iki šių dienų išlikę yra pėdsakai, kuriuos galime matyti, bet aišku ir socialinius klausimus, špitolės, tame tarpe švietimas. Pavyzdžiui, tai kas, kad jėzuitai rūpinosi švietimu ir mokslu, betgi tos jėzuitų turtus sukaupė, tą fondą sudarė, taip sakant, dovanos, kurias dovanojo vėlgi mūsų diduomenė ir nebūtinai diduomenė, ir labiau eiliniai bajorai ir taip toliau. Ir iš tikro, tuo metu turėtumėm suvokti, kad visai kitos ir etinės, moralinės kategorijos dominavo ir visai kitas požiūris į gyvenimą, į jo perspektyvą, į išganimą, kuris šiandien turbūt mums nebėra daugumai kažkoks tai argumentas ar panašiai. Taigi, žodžiu, visai kitais argumentais vadovaujantis buvo vykdomi šitie veiksmai. Ir iš tikrųjų Lietuvos didžioji kunigaikštystė tuom galėjo pasididžiuoti ir panašiai. Pavyzdžiui, vėlgi, kiek prisimenu iš šito švietimo sistemos, sakykime, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės švietimo sistema po to, kai buvo likviduotas jėzuitų ordinas, turėjo daugiau pajamų, negu reikėjo išlaikyti visai naujai suformuotai švietimo sistemą ir galėjo dalinti su Lenkija. Ne visi tuom buvo patenkinti Lietuvoje, bet kokiu atveju buvo sukaupti tokie fondai. Tai į tai turbūt ir šiandien turėtumėm judėti. Tik aišku, pavyzdžiui, irgi vienas klausimas, kuris buvo iškeltas, tai vienu sakiniu norėčiau sureaguoti. Pavyzdžiui, amerikietiška sistema galbūt, bet europiniai šiandieniniai tradicijoje jau pažengus nuo tarpukario
dar keliasdešimt metų, gal tuo ir 100 metų bus, turbūt sunkiai pritaikoma irgi yra Lietuvoje, nes yra visai kitos socialinės, ekonominės ir daugelis kitų sąlygų. Tai mes turbūt turėtumėm orientuotis į pačius geriausius europietiškus pavyzdžius, jų taip pat yra labai gerų, dosnių ir labai veiksmingų daugelio Europos valstybių šiandien. Ačiū, Vidai. Ir tiesą sakant, turėčiau konstatuoti, kad mes dabar priartėjom prie pirmosios mūsų diskusijos dalies, kurią aš savo taip mintise buvau įsivardinęs kaip tam tikrų bendrųjų dalykų išsiaiškinimą tam, kad galėtume judėti toliau. Tuoj pat pereisim prie konkrečių, labai įdomių ir vertingų kiekvieno iš čia sėdinčių diskusijos dalyvių patirčių, dirbant su mecenatystės tema. Bet jeigu kas nors iš mūsų pokalbį besiklausančių žmonių norėtų sureaguoti į tai, ką išgirdo, norėtų pasidalinti savo įžvalgom ar pakoreguoti kažką, kas jūsų nuomonė buvo netiksliai apsibrėžta ar įvardinta, tai pakelkite ranką ir įsitraukite į pokalbį. Rankų miškas. Rankų miškas. Tiesiog manau, kad žmonės dar galvoja, kaip ir ką galėtų ir norėtų pasakyti, bet tikrai dar nesykį jums priminsiu, kad esat svarbus šitam pokalbiui ir bendram vyksmui, kuris vyksta. Eikim prie antros dalies, kurią aš savo esu taip įsivardinęs apie praktinės veiklas ir svarbias patirtis. Audriau, nuo jūsų pradėjom pokalbį ir vėl žiūriu į jūs, nepaisant įvairių egzistuojančių slenksčių, kuriuos mes šiandien probėgšmiais paminėjom arba palikom kitoms diskusijoms. Galbūt dar tiesiai sugrįšim, bet jūsų nekilnojamo turto plėtros ir valdymo bendrovė Baltijos House yra tas gerasis pavyzdys, kaip veikia tam tikri dalykai, kai verslas sąmoningai apsisprendžia eiti kaip aktyvus žaidėjas kažką daryti. Priminsiu, kad kasmet, bent taip deklaruojat jūs, 4-5% grynojo pelno skiriat paramai. Žinoma, kas nors galėtų iškelti teorinį klausimą, o tai ką reiškia tie 4-5%? 2024-aisiais, anot jūsų firmos pateiktos informacijos, paramos biudžetas siekia 630 000 eurų. Ir papasakokit, prašau, kaip jūsų vadovaujama bendrovė sukūrė tą savo paramos politiką, kur ir į kokias sferas jūs atsigręžėt visų pirma, kur matot prioritetus, kiek dėliodami tuos prioritetus paliekate erdvės remti kultūrą, meną, švietimą, šitos 3 raktinius žodžius miniu, nes tikriausiai didžiai daliai čia sėdinčių žmonių būtent šitos plotmės yra pačios svarbiausios. Tai taip, mes turim tokią pasitvirtinę rėmimo savo politiką, jog skiriame tam tikrą dalį lėšų kiekvienais metais. Tie mūsų finansiniai rezultatai yra gana stabilus pastaruoju metu, tai kiekvienais metais maždaug apie 600 000 turbūt tas biudžetas sudaro, šiek tiek auga. Pradžia turbūt buvo apskritai tokia, kad visos filantropinės mecenatystės tos iniciatyvos ir paramos iniciatyvos jos prasidėjo turbūt nuo mūsų akcininkų, savininkų, asmeninių iniciatyvų. Tik tai laikui bėgant turbūt mes kaip visa organizacija tapom labiau įsitraukę į šitą veiklą ir šiandieną mes formaliai turim pasitvirtinę tokias 3, pavadinkim taip, kryptis. Tai viena yra švietimas ir edukacija, kita yra socialinės rūpybos klausimai ir trečia yra kultūra ir menas. Bendrai mes dirbame su 19 dabar jau organizacijų, kuriuom ir paskirstom tas finansinės lėšas. Ir jeigu taip pasidalinti proporcijas, tai turbūt apie 30% kiekvienai sričiai maždaug taip ir atitenka. Tai kultūrai ir menai apie 200 000 eurų per metus yra skiriama iš to biudžeto. Ačiū labai. Audrius kalbėjo apie tam tikrą sąmoningą, sėkmingai veikiančios bendrovės fokusavimąsi į tam tikras sferas, kvietimą švietimo, kultūros, meno pasaulio žmonės į dialogą, nes jūs skelbėt konkursus, žmonės varžosi dėl pinigų, kuriuos galėtų investuoti į tam tikrus projektus, iniciatyvas. Šalia jūsų sėdi Rūtė, kuri, man atrodo, kad šiek tiek kitokios patirties turi, nes priminsiu, kad jūs, apart vadovavimo jūsų įkurtai bendroviai,
Firmai, turit patirties darbo su Kaunas Europos kultūros sostinė, 2022 komanda. Jūs buvote rėmimų programos vadovė ir, jeigu teisingai suprantu, tai jūsų darbas buvo kitoks. Jūs turėjot visą pasiūlymų paketą, idėjų puokštę ir ieškojot tokios tikriausiai tikslinės paramos. Ką sako jūsų patirtis, į kokias tas jūsų sugalvotas nuostabes idėjas, kuriom džiuginot ne tik Kauno miestą, bet ir visą Lietuvos visuomenę, noriausiai sureagavo verslas, kur matė prasmę megzti dialogą su jumis ir kaip jūs galėtumėt savo patirtį apibendrinti šiai diskusijai? Tai ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, galbūt visos tos praktikos surinktos Europos kultūros sostinės projekte mane ir atvedė būtent iki konkretaus profilio agentūros įsteigimo neatsitiktinai, nes akivaizdu buvo bendradarbiaujant su rėmėjais, kad jiems yra svarbus būtent tas kultūrinis turinys, kūrybiškas turinys, kurį jie gali pozicionuoti būtent su savo konkrečiu prekės ženklu. Tai tikrai turėjom įvairių praktikų, kurios vienos pasiteisino, kitos mažiau pasiteisino, bet akivaizdu, kad pasiteisino labiausiai ir rėmėjai buvo patenkinti tuomet, kai buvo sukurtas tam tikras unikalus kūrinys, galvojant būtent apie jų prekės ženklą, apie tai, ko jie nori pasiekti, kokias auditorijos nori pasiekti ir kokie, tarkim, jų tikslai įsikelti yra būtent, tarkim, su Kaunu arba Kauno regionu. Tai vienas iš geriausių galbūt pavyzdžių tai tikrai buvo su mūsų vienu iš rėmėjų įgyvendintas projektas, kuomet rėmėjas norėjo kažką padovanoti miestui ir mūsų kūrybinė komanda tiesiog mąstė, kas tai galėtų būti per dovana, per kurią atsiskleistų būtent prekės ženklo matomumas ir sustiprinimas Kaune. Tai kartu bendromis jėgomis tiesiog buvo sukurti 3 gatvės piešiniai, kurie buvo įteikti Kaunui nuo būtent mūsų vieno iš rėmėjų. Nežinau, ar galiu jį čia įvardinti, bet, žodžiu, Švyturys Utenos alus prisidėjo būtent prie konkretaus projekto ir būtent šitoje bendradarbystėje galbūt mes ir pamatėm, kad rėmėjas gavo irgi tai, ką tikėjosi, o mes tiesiog irgi galėjom būtent daryti tai, ką darom projekto rėmuose, tai reiškia tiesiog kurti kultūrinės patirtis. Jeigu jau prabilom apie Kauną, tai reikia jūs, Agne, atsigręžti ir priminti, kad jūs dirbat vienam iš seniausių Lietuvoje teatrų, Kauno nacionaliniam teatre. Ir aš pamenu, kaip klausiausi, susidomėjęs jūsų paskaitos, kurios įrašą radau internete, vaizdų dalinimosi platformą YouTube apie partizaninį marketingą ir kaip jo principus galima taikyti reklamuojant įvairius jūsų atstovaujamo teatro pastatytus spektaklius. Buvo tikrai įdomu, kiek tokio partizaninio marketingo išvirkščiai taktikas galima pritaikyti, kai jūs ieškote dialogo su verslo pasaulio žmonėm. Čia tikriausiai viena kryptis, kurią pasiūlyčiau jums eiti, ir kita kryptis, žinoma, mes keletą kartų jau iš Audriaus ir iš Narūno lūpų girdėjom, kad nereikia nuvertinti konkretaus žmogaus, kuris nori ir gali padėti, bet jo galimybės yra 10 arba 20 arba 5 eurai. Skeptikas pasakytų, ir ką tai gali pakeisti. Tai iš tiesų yra nejauku tiek imančiam, tiek duodančiam, bet optimisto poziciją mes jau girdėjom, kad net ir nedideliam sumom galintis prisidėti prie kultūros vyksmo žmonės tampa aktyviais kultūros puoselėtojais. Ką sako jūsų patirtis? Ačiū už klausimą. Padariau klasikinę moderatoriaus klaidą. Uždaviau du klausimus. Gerai, aš galvoju, nuo kurio pradėti. Tai čia jau bus mano pasirinkimas. Gerai. Tai pradėkim nuo tų žmonių, kurie mažomis sumomis gali galbūt prisidėti prie kultūros kažkokių projektų įgyvendinimo. Aš manau, kad jūs šį pavyzdį ir radote teatro interneto svetainėje, kur yra
kaip čia įkeltas mūsų teatro rėmimo pasiūlymas ir kur yra skirtingi sluoksniai, tam tikros kategorijos rėmimo, nes man pačiai labai įdomi būtent šita rėmimo, mecenatystės, paramos sritis ir tikrai nemažai apie tai galvoju ir kalbame su verslininkais, turiu netgi tikrai puikių patarėjų, iš kurių gaunu tokius kūrybinius impulsus, o kūrybiniai impulsai tai yra partizaninis marketingas, ką mes žinome, kurie iš mažo biudžeto nori padaryti maksimumą rezultato ir tu stengiasi, kad ta reklama būtų ne tik baneriai, outdoorai, lauko reklama, televizija, radijas, bet kad kažkas būtų tokio kūrybiško, unikalaus, vat ką Irutė ir minėjo, kad tai yra tas didysis poreikis, kuris ypatingai patrauklus pačiom įstaigom. Taigi, grįžtant prie antrojo klausimo, norėjau pasakyti, kad nereikėtų nuvertinti tų mažų sumų, kuriomis žmonės gali prisidėti prie veiklos vystymo, skatinimo arba projektų įgyvendinimo, todėl kad crowdfunding patirtis, masinio rėmimo patirtis rodo, kad tie anoniminiai finansiniai donorai, kurie galbūt skiria daug, bet po mažai, kartais būna tiesiog labai reikšmingi ir netgi esminiai gyvendinant tam tikrus projektus arba veiklas, vat ką prieš tai minėjome su Ukrainos atveju. Bet tuo reikia užsiimti, reikia labai aiškiai apsibrėžti, labai padaryti patrauklę, lengvai naudojamą galbūt platformą, sistemą, kur žmogus galėtų ateiti ir prisidėti prie įgyvendinimo projekto. Man asmeniškai tai yra pavyzdys Londono nacionalinis teatras, kuriame, jeigu sugalvosite įsigyti bilietus, jūs matysite, kaip jie gražiai ir patraukliai jums siūlys toliau tęsti, dar prisidėti prie teatro veiklos įgyvendinimo. Bet turi būti labai aiškios sąlygos, labai aiškios sumos, labai paprasta platforma naudojimui, labai aiški įstatyminė bazė atrišanti rankas ir leidžianti supaprastinti tam tikrus žingsnius, su kuo mes paprastai susidurėme biudžetinėje įstaigoje. Negalima, nes įstatymų idėja nepalankus. Aš girdžiu šitą nuolat. Vos nueinu pas buhalterės, aš dar nepraveriu burnos. Jos jau sako, negalima. Taip, čia yra klasikinis atvejis. Aš netgi šiandien dar kartą nuėjau pas mūsų vyriausią finansistę ir sakau, gal galim pasikalbėti apie crowdfundingo platformas. Kaip tu manai, ar mes galėtumėm, jeigu tuo užsiimti, fokusuotis ir ar tai galėtų būti mūsų kaip finansinis šaltinis, dar vienas, papildomas, pritraukiant finansus. Jeigu dar bus papildomas vienas žmogus, mes tą galėtumėm daryti, bet šiuo metu ne. Tai dėl tos priežasties mes daugiau teatre fokusuojamės prie praeitais metais Nacionaliniam Kauno dramos teatre įkurto teatro klubo. Teatro klubas tai yra tokia organizacija, jau jinai viešai įsteigta, kuri vienyje apjungia 11 narių, 10 iš jų yra verslininkai. Ir jų pagrindinė funkcija, pirmiausia, tai jie žiūrėjo į mūsų tokiu labai dideliu susidomėjimu, ką mes čia darysim, jau reikės paramą duoti, jau maždaug, bet ne, tai kol kas mes iki paramos nepriėjome, mes einame, bet tai, ką jie daro dabar ir kaip mes bendradarbiaujame, tai yra konsultacijos. Konsultacijos, todėl kad verslas kultūrą regi truputėlį kitaip, truputėlį iš kitos perspektyvos, leidžia neužmigti ir neužsidaryti savo burbule, kad mes čia kūrėme aukštą meną ir jūs ne visiems čia suprantama. Verslas šiuo atveju teikia labai naudingus ir paprastus, racionalius patarimus, kuriais mes tikrai vadovaujamės ir netgi kūrė naujas tradicijas. Pavyzdžiui, mūsų Nacionaliniame Kauno dramos teatre būtent mecenato SDG dėka atsirado nauja tradicija apdovanoti labiausiai nusipelniusius teatro darbuotojus, nepriklausomai ar jie scenoje dirba, ar užkulisiuose dirba, tam tikra finansinė, apdovanojimų, tam tikra finansinė išraiška ir auksinė teatro rūtos šakelė. Tuos labiausiai nusipelniusius žmonės renka visas teatro kolektyvas. Žodžiu, pas mus lapkričio mėnesį vyksta teatre balsavimas, mes galime siūlyti
Juozą arba Kotryną, kurie dirba skirtingose, galbūt finansuose, galbūt dekoracijų surinkėjas, kurie per tuos metus tikrai ypatingai pasižymėjo. Paskui surenkama komisija ir mes tuos 3 žmonės už jų ypatingus nuopelnus apdovanojame, žodžiu, įteikdami tam tikrą finansinį prizą, paskatinimą. Todėl, kad tikime, jog tam tikri finansiniai paskatinimai, dėmesio parodimas, tai motyvuoja mūsų teatro darbuotojus, kas prisideda prie geresnio galutinio rezultato kūrimo, prie geresnės atmosferos pačiame teatre. Tai čia vienas iš, o kiti, aišku, irgi yra patarimai tokie apie teatro suvenyrus, apie abonementus, kuriuos mes irgi planuojame. Na, žodžiu, mes tiesiog kalbame bendra kalba ir jų įžvalgos yra tikrai labai naudingos. Ir dabar planuojame vieną ypatingai gerą projektą, kurio neatskleisiu, bet žodžiu, prie tokio, kuris tikrai gyvintų Kauną, kuris neštų ne tik Kaunui, bet ir Lietuvos teatro pasauliui tikrai labai įdomių, naujų ir vertingų patirčių. Nežinau, ar atsakiau klausimą. Ačiū Jums. Atsakykit. Tiesą sakant, ties kai kuriais dalykais gal dar ir turėsim galimybės grįžti, bet aš galvoju, kad dabar reiktų suteikti galimybę Narūnui pasisakyti. Mes vis tik kalbam apie didžiųjų miestų žmonių godas, iššūkius, sėkmes. Akivaizdu, kad Kaune, Vilniuje, tikriausiai Klaipėdoje sukasi didžiausi pinigai ir vienaip ar kitaip tada susitikti įvairių pasaulių žmonėms yra lengviau. Jūs atstovaujat iš tiesų unikalią vietą, Neringą ir Nidą. Mes puikiai žinom, kaip ten gražu, mes puikiai žinom, kiek daug turtingų arba turtingiausių Lietuvos žmonių registruojasi ten kaip gyventojai. Vakar CNN sakė, įsiminkite, kad jūsų pašto indeksas lemia jūsų likimą kažkuria prasme, bet čia Amerikoje. Nežinau, kiek jūs galėtumėt tą ištarmę televizijos žurnalisto amerikiečio pakartot. Tai vis tik, ką sako jūsų patirtis? Kaip vyksta mecenatų paieška, pritraukimas, motyvavimas, atkreipdėmėsi į regionus ir su kokiais didžiausiais iššūkiais šitam tikrai, manau, nelengvam darbe jūs susiduriat ir kaip juos sprendžiat? Tai ačiū, Aurimai, už klausimą. Ir beje, visada yra smagu patį matyti ir Tomo Mano festivalį, ne tik kaip svečio, bet ir kaip tam tikrų programų dalyvėje. O jeigu kalbėt apie Neringą, Kuršių neriją kaip ypatingą UNESCO saugomą teritoriją, tai aišku yra ta, kaip aš sakau, romantiškoji pusė. Visi ten veržiasi, visi ten nori būti, visi ten nori ilsėtis, visi nori, žodžiu, aplankyti, nežinau, kokį labai įdomų Šeiko teatro pastatymą, ar festivalio Ant žemė koncertą, ar į, nežinau, Tomo Mano festivalio Žodžio programą nueiti. Bet, žinot, yra ir ta, kaip aš sakau, ta tokia, na, ne tai, kad niūrioji, bet vis dėlto realybė. Taip, iš tikrųjų, pas mus Neringoje yra deklaruota labai daug turtingų žmonių. Deklaravę jie savo gyvenamąją vietą yra dėl suprantamų priežasčių, dėl tam tikrų lengvatų, dėl nemokamų važiavimo į Neringą, į nemokamų persikėlimo keltų. Ir dabar tame kontekste kalbėti apie mecenatystę, čia, žinokit, yra įdomiausia dalis. Aš jums pasakysiu atvirai, vėlgi pasižiūrėjau gal 3-4 metų patirtį, kaip mums sekėsi su, sakykime, rėmėjų lėšų pritraukimu ir panašiais dalykais. Tai šia prasme galbūt tokie sėkmingiausi metai buvo 21-ieji. Tai buvo Lietuvos kultūros sostinės metai, daug labai unikalių projektų, daug dėmesio, eterio ir žiniasklaidos, kaip tokių, na, sakykime, mūsų viešinimo partnerių dalyvavimo visoje toje programoje. Ir aišku, atsirado ir privačių rėmėjų. Žinoma, tos sumos nėra labai įspūdingos. Čia mes, ko gero, dešimtimis reikėtų skaičiuoti, ar 21, ar 22, ar 23, 10 tūkstančių turiu galvoje. Ir aišku, visada norisi daugiau.
Bet kita vertus, labai gerai Aurimai pasakė, mes vėl kalbame sostinėje apie, ko gero, vadinkime, sostinės ar didžiųjų miestų problematiką, reikalus, bet yra ir, sakykime, periferija, yra mažesni miestai ir miesteliai, yra kaimiškosios vietovės, kurie vėlgi turi tam tikrų pretenzijų, jie nori vartoti tą pačią aukštąją kultūrą, jie nori, kad profesionaliai menai būtų prieinami ir šia prasme jau nėra taip jau viskas paprasta ir lengva. Ir čia, žinoma, yra raktinis, ko gero, arba toks visą lemiantis dėmesys, tai savivaldos, kiek jos geba palaikyti, remti kultūrą, tai šia prasme mes tikrai esame labai dėkingoje situacijoje. Ir, ne veltui, ko gero, 3 metai iš eilės mes kultūros indekse pirmaujame, bet ne tik dėl to, kad savivaldybė tikrai labai remia kultūrą ir nenoriu čia gal dabar minėti skaičių, bet kita vertus galiu ir paminėti, sakykime, visas mūsų savivaldybės biudžetas yra 24 milijonai, bet įsivaizduokite, kiek yra visokiausių sričių, 2,1 berods milijono, tai yra kultūros sektoriui. O kai kalbu kultūros sektoriui, tai turiu minti ir biudžetinės įstaigas, ir nevyriausybinės organizacijas, kurios dalyvauja Neringos kultūrinėme gyvenime ir gauna dalinę paramą, žodžiu, absoliučiai viską. Ir aišku, čia vėlgi tas dėmesys kultūrai kartu duoda tam tikrą signalą ir valstybei. Aš taip galvoju, nes vėlgi žiūrėjau statistiką mūsų ir biudžetinės įstaigos, ir nevyriausybinės organizacijos, kurios veikia Neringoje, iš Lietuvos kultūros tarybos gauna dalinį finansavimą. Kitaip tariant, tas savivaldų dėmesys jis yra veiksmingas, nes kartu, reiškia, organizacijoms pavyksta pritraukti dalinį finansavimą iš kitų šaltinių, turiu galvoje iš Lietuvos kultūros tarybos. Ir aišku, tai yra tam tikras indikatorius ir privatiems rėmėjams. Nes, nežinau, mano tokia patirtis, aš sakau, vis tiek dirbu tame sektoriuje jau daugiau kaip 20 metų ir kaip kultūros administratorius ir kaip politikas, tai tikrai matau, aš pats asmeniškai susitinku, aš pats pristatinėju tos projektus, aš pats deruosi dėl paramų. Ir matau, kas yra svarbu būtent tiem potencialiem rėmėjam. Ir čia sakau, jų nėra labai daug, mes galime juos skaičiuoti ant vienos, gal 2 rankų pirštų, bet ir tai yra labai, kaip sakant, reikšminga. Tai, žodžiu, iš tikrųjų, jeigu jie mato atitinkamą savivaldos dėmesį, mato atitinkamą valstybės dėmesį, jiems yra lengviau apsispręsti. Reiškia, tai, kas yra kūriama, yra išties vertinga ir tikrai, ko gero, verta paremti, tai vienas dalykas. Ir aišku, o šiaip daug ką lemia tokie labai labai žmogiški santykiai, patirtis, žmogaus matymas. Vėlgi, žinot, gali labai formaliai tą daryti ir gali labai, su atsidavimu ir didelė širdimi. Tada pradeda tikėti, sako, žiūrėkite, jie tikrai daro prasmingus dalykus. Tai čia, tokios mano patirtis ir visiškai pabaigai natūralu, mes kaip ne tik UNESCO saugoma teritorija, nacionalinis parkas, bet kaip ir tarptautinis kurortas, jau ko gero 3 dešimtmetis taip jau nuosekliai vystome kultūrinį turizmą ir čia labai svarbu mūsų paslaugų teikėjai, tai yra ir apgyvendinimo įstaigos, viešbučiai, tos pačios maitinimo įstaigos, jos irgi prisideda arba, sakykime, kaip aš sakau, parama natūra, tai vėlgi yra parama, nuolaidos, tai irgi, aš sakau, yra negautos pajamos, tai irgi yra parama. Ir va būtent ta visa sinergija, jinai ir duoda tą geresnį rezultatą. Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad pas mus viskas labai gerai. Turime sezoniškumo problemų, bet investuojame į kultūros infrastruktūros modernizavimą, tuo neužilgo Nidos kultūros turizmo informacijos centras, Agila atsidarys, yra ir šiaip dar visokiausių gražių planų. Žodžiu, kai potencialus rėmėjas mato atitinkamą savivaldos dėmesį kultūros sektoriui, jam yra tikrai lengviau apsispręsti ir jis tada sako, jo, gerai. Ne ant mano vieno pečių jūs norite išvažiuoti. Reiškia, ir savivalda prisideda, ir valstybė, ir aš tada galiu paremti. Ačiū, Narūnai. Audriau. Turime klausimą. Turim klausimą. 1 sekundėlę, tu jums atneš mikrofoną, kad mes visi girdėtume. Bet tada nesigirdės įrašui. Vėl blogai. Aš esu dailininkas, dirbantis heraldikos srityje ir noriu pateikti šiai auditorijai klausimėlį tokį.
kodėl kai kurie projektai, kaip sakysim, Valdovų rūmai, buvo sėkmingi. Ir sulaukė rėmėjų paramos ir šiandien mes sėdim gražioje aplinkoje, kai tuo tarpu Valstybės aikštės problema Lukiškių aikštėje įstrigo dėl nuomonių įvairovės. Tai kaip, reiškia, lemiančių šitą sritį, ar buvo kokios konferencijos, identifikuojant problematiką Lukiškių aikštės. Ir kaip iš to išbristi, reiškia, nuo nepriklausomybės pradžios Lukiškių aikštė stovi įstrigus. Tai ir kita, čia Kauno atstovė labai gražiai kalbėjo apie Kauną. Iš tikrųjų, aš myliu labai Kauną, seku, kas ten darosi, nors manęs ten niekas nei su paroda, nei dėl heraldikos nekviečia, nei pasitarti, bet buvo toks incidentas. Reiškia, Lukiškių aikštės problema nukeliavo iki Kauno ir pasibaigė pono Matijošaičio sprendimu šitą Laisvės karį pastatyti Kaune. Ir pastatė, nežinau, buvo rėmėjai ar nebuvo rėmėjų, bet pastatė tokioj vietoj, kur labai patogu valdžiai prie pilies, reiškia, sėdėti ir šventės švęsti. Bet, reiškia, pati idėja Kauno, kaip, reiškia, kovos su iš vakarų intervencija, taigi buvo Marienwerderio pilis santakoje tarp Nemuno ir Neries. Į tą klausimą niekas netkreipė dėmesio, tai kaip, reiškia, paramos rėmėjai tokius reikšmingus faktus ignoruoja ar nepaskleidžia visuomeniai. Esu rašęs to klausimu ir nemažai rašęs ir jokio dėmesio. Ir šiandien, reiškia, Laisvės karys Kaune užsimojęs ant pilies, grasina piliai. Vietoj to, kad jis stovėtų santakoje pačioje ant panduso ir žymėtų žymų Lietuvos istorijos pėdsaką, reiškia, kaip buvusių kovų už Lietuvą, kaip gynybinio posto. Tai kas lemia tokius dalykus ir kas atgraso rėmėjus domėtis šitą problematiką, kuri Vilniui, pavyzdžiui, Lukiškių aikštės problema, ypač šiuo metu, kad aplinkui karai, litvinizmai visokie, stovi vietoje. Ir kaip atkreipti dėmesį, vėlgi esu rašęs šito, turbūt neaktualu ar blogai rašau, jokio dėmesio, jokio pakrutėjimo šito klausimu. Vasarą aš gyvenu kaime. Dusetose vyksta pastoviai kultūros renginiai. Atvažiuoja aktoriai, Latėnaitės turiu omeny. Puikūs spektakliai. Nesikį įvairiuose renginiuose buvęs, nes pats esu dusetiškis, tai įsivaizduoju, apie ką jūs kalbat, bet jeigu leisit, tada grįžkim prie jūsų pamatinės tokios iškeltos problemos, tik nežinau, kiek mes turim kompetencijos svarstyti Lukiškių aikštės sutvarkymo iššūkius ir dar tikriausiai rizikingiau būtų klausti, kiek verslas matytų prasmes investuoti save į klausimus, kurie susiję labai tampriai su istorijos politika, interesų persidengimu, diskusijom, kurios sukelia labai daug įtampos ir politiniam ir akademiniam elite. Čia iš tiesų visa konferencija tikriausiai galėtų nutikti. Aš irgi norėjau pasiūlyti organizuoti antrą forumo dalį po kurio laiko kultūros ministerijai, kur būtų kompetitingesni asmenys atsakyti į šitą klausimą jūsų, kuris tikrai aktualus, aš tikiu, todėl kad ir Kaune, ir Vilniuje yra panašių problemų. Te galim tik dar sykį tikriausiai grįžti ties tuo, kad konstatuojam savo nepasirengimą tokios sudėtingos problemos svarstymui.
nors pripažįstam, kad jūs parodėt arba priminėt mums tikrai svarbią aktualiją. Jeigu yra norinčių įsitraukti į mūsų pokalbį, tai tikrai pasinaudokit tokią galimybę. Prašom, aš matau, kyla į viršų ranką. Labą vakarą visiems, ačiū už įdomią diskusiją. Nežinau, ar užduosiu lengvesnį klausimą, bet pasistengsiu apsukti jį truputėlį į kitą pusę. Čia daug buvo kalbama apie verslo interesus ir kiek verslas būtų suinteresuotas remti vienokias ar kitokias kultūrinės ir švietimo veiklas. Mano klausimas galbūt čia jau kultūros ir istorijos meno atstovams. Pastaruoju metu, pasakysiu, jeigu galima tokį labai konkretų pavyzdį, Norfa dabar remia 4 labai rimtas kultūros įstaigas Lietuvoje, ar ne? Ir mano klausimas būtų galbūt ir Valdovų rūmų direktoriui, ir Kauno nacionalinio dramos teatro atstoviai, ar jūs, tarkim, sulaukia pasiūlymų iš verslo, kreiptume dėmesį į būtent verslo reputaciją kažkokią ir ne tai, kad tai kažkoks grėsmingas ten verslas ar panašiai, bet būtent jo lygį, kažkokią ten jo pozicionavimą rinkoje. Ar jums tai yra svarbu ir ar tada susiderina jūsų vertybės, sakykime? Tai toks klausimas. Ačiū. Manau, tikrai aktualus klausimas. Kas ryšys jį atsakyti? Tai aš galiu pradėti, bet labai trumpai atsakysiu. Ačiū už klausimą beje, nes šis klausimas dėl Norfos iškėlė taip pat diskusijų ir mūsų teatre. Mes aptarėme, žinoma, šį klausimą. Ir šiuo metu aš darbuojuosi su Vytauto Didžiojo universiteto programa VDU Minded. Tai yra studentai, kurie dirba praktikos srityje, jungia mokslą ir konkrečius įstaigų atvejus ir mes kartu kūrėme šiuo metu teatro rėmimo strategijas. Ir pirmasis mūsų susitikimas irgi prasidėjo nuo klausimo, ar visos įstaigos teatrui yra tinkamos kaip rėmėjas. Tai atsakymas buvo labai paprastas, visos įstaigos netinka, todėl kad labai svarbus yra vertybinis suderinamumas. Todėl kad neįsivaizduojame teatrą, pavyzdžiui, remiančios įstaigos, kuri yra veikla vykdanti Rusijoje arba kuri tiesiog skatina lošimus arba kažkokius tai neigiamus žmonių įpročius. O visa kita tai yra toksai, diskutuotinas dalykas. Vidai buvo pačiam, po to Narūnas. Tai labai trumpai galbūt galėčiau pasakyti, kad reputacija taip yra labai svarbi, bet ačiū Dievui kol kas nei pasiūlymų nesam gavę iš prastos reputacijos įstaigų, nei patys esam kreipęsi į prastos reputacijos rėmėjus, tai su ta problema iš tikrųjų, taip sakant, nesam susidūrę. O šiaip tai tikrai, Narūnas apie mažesnę savivaldybę kalbėjo, tai tikrai turiu pasakyti, kad visos tos problemos aktualios irgi yra ir didesniems miestams ir dar daug visokiausių kitokių problemų iškyla, taip kad čia tikrai nesam niekuo unikalūs, nors šiaip tai, ką ponas Arvydas iškėlė mintį dėl bendrai, kad projektas Valdovų rūmų, sakykime, pats atkūrimas buvo įgyvendintas, tai iš tikrųjų gal netiek daug surinko tuo metu, net 2 fondai ir išeivijoje, ir čia egzistavę tų lėšų pačiam atkūrimui, statybos darbams, įrengimui ir taip toliau, tai buvo 1,5 milijono eurų, kai visam projektui reikėjo 106 milijonų eurų. Ne 500 milijonų, kaip kai kurie politikai išnekėjo ar panašiai, tiesiog, kad išvaistyta buvo 500 milijardo, kai tuo metu dar investuota tik 2,5 buvo, bet tai čia kita problema. Ir iš tikrųjų mums irgi buvo labai svarbus visi indėliai į tą paramą ir tą, ką irgi minėjote, vienas žmogus, tremtinys iš Sibiro yra paaukojęs $1, kuris vienintelį turėjo atvažiavęs į Lietuvą, dar kai litai Lietuvoje buvo.
Tai šita auka ir Valdovų rūmų paramos fondo vadovybė visada akcentuodavo, kad tai yra pati vertingiausia investicija į Valdovų rūmų atkūrimą. O iš viso turėjom 70 000 rėmėjų. Ir šiandien irgi labai skūstis negalime. Čia tik dar irgi norėčiau vieną aspektą priminti. Mecenatas, tikrąja to žodžio prasme, klasikinis, idealus mecenatas ne tik aktyviai dalyvauja ir supranta, kame dalyvauja, bet dar ir nereikalauja grąžos. Jokios. Tai pavyzdžiui, kartais su kai kuriais mecenatais, įvairių reputacijų mecenatais, darbas kartais galbūt ir investicija į tą darbą yra didesnė, negu gaunama nauda. Tai tai irgi reikia visą laiką turėti galvoje. Tai ir šiaip skūstis negalime, nes mes, aišku, neskaičiuojam atskirai paprastai, kiek pasiskaičiuojam, bet ta prasme dabar tų duomenų nepasakysiu, bet vieną tik skaičių. Šalia biudžetinio finansavimo, kuris nepakankamas net šildymui ir atlyginimams, reikia prisidėti iš uždirbtų lėšų, tai uždirbtos lėšos, pritrauktos lėšos projektams ir iš mecenatų rėmėjų gautos lėšos būna metų, kai Valdovų rūmuose sudaro 40 ir daugiau procentų viso metinio biudžeto, nuo biudžetinio finansavimo, iki 46%, kiek prisimenu, buvo tik pačiais blogiausiais pandemijos metais ar panašiai, ten 20 ar panašiai procentų, bet pandemijos metais ponas Pranas Kiznis mus išgelbėjo su savo dovanu, tai irgi nebuvo tokie prasti metai. Taip kad, bet tikrai tai labai sunkus, labai daug dėmesio, labai daug ir asmeninių santykių reikalaujantis darbas ir kiekvieno mecenato rėmėjo sąmoningo asmeninio apsisprendimo. Tai švietimas, auklėjimas, laikas yra tie faktoriai, kurie, manau, daugelį problemų ir ateityje pas mus išspręs. Aš gal dar trumpai sureaguojant į tai, ką direktorius pasakė, kalbant apie, tarkime, Lietuvos miestų ir miestelių galimybės arba problemas, tai taip, iš tikrųjų problemos yra vienodos, bet mano supratimu, galimybės nėra visiškai vienodos ir ką aš noriu pasakyti, kad, tarkim, didieji miestai vis tiek turi tam tikrą koncentraciją arba tinklą valstybinių įstaigų. Didieji miestai, nežinau, dabar nevardinsiu kokie, ar tai Kaunas, ar Klaipėda turi laisvasias ekonominės zonas, turi įmonės ir panašius dalykus. Tai kai tuo tarpu mažosios periferinės valdybės tokių galimybių neturi. Tai ir kalbėti apie, sakykime, paramų pritraukimą darosi ganėtinai problematiška. O dabar grįžtant prie temos dėl ar mums bet kokių pinigų reikia, tai tarp kitko, mecenavimo įstatymė irgi tie klausimai yra aptarti ir čia reputacijos nepriekaištingos klausimus irgi ko gero yra svarbus, bet ten įstatymė yra kalbama apie grinai kriminalinio pobūdžio dalykus, tai jau čia ko gero klausimų jokių nėra, bet vat ką kolegė paminėjo, būtent verslo, sakykime, ypač dabartinėme geopolitinėme kontekste, verslo darymas su mum nedraugiškomis valstybėmis ir panašiais, sakykime, ir panašus dalykai, jie negali likti nepastebėti. Ta vertybinė dedamoji, nori, nenori, yra svarbu. Ir visiškai pabaigai. Bežiūrėkite, kaip viskas pasikeitė. Jūs prisiminkite kultūros ir sporto rėmimo fondą. Leiskite paklausti, iš kokių pinigų jis būdavo sudarytas. Ogi iš alkoholio ir loterijų. Ir taip, ir iš akcizo ir lošimų. Tai, matot, laikai pasikeitė ir mūsų jau vertinimas, ko gero, šia prasme yra pasikeitęs. Kai Kultūros ministerija paskelbė, kad organizuoja šią diskusiją ir pradėjo žinią plėsti ir skleisti socialiniuose tinkluose, vienas pirmųjų komentarų buvo parašytas žymaus fotomenininko ir tas komentaras buvo tikslus kaip peilio dūris. Tai o ar bus toj diskusijoje bent vienas mecenatas? Ir ačiū ponui Audriui, kad jūs iš tiesų esate čia kartu su mumis, kad mūsų diskusija nėra vien tik tai, yra ir daugiau mecenatų, kurie dar nekalbėjo, gal pasisakys diskusijos eigoj, bet jūs esat rampų šviesoje kol kas. Ir aš vis tik tai norėčiau dar kartą mūsų diskusiją grąžinti ties regionų ir mažų miestų tema, nes jaučiu, kad Vilnius ir Kaunas vis tiek paglemžia tą rampų šviesą,
O man labai svarbu, kad jūs galite kalbėti ne tik tai apie globalius, labai sėkmingus, labai rafinuotus projektus, kuriuos paremėt, kada dėl jų kaunasi ir nusipelno jūsų palankumo bendrovės dideli, rafinuoti, patyrę žaidėjai, bet jūs taip pat, priminsiu, 2019 metais atkreipėt dėmesį į Trakų rajoną ir ten vykusius dalykus. Tais metais Baltišės Gaus buvo suteiktas Trakų rajono savivaldybės mecenato vardas už paramą skirtą VŠI amatų mokyklos Sodžiaus meistrai iniciatyvą. Sakykit, prašau, kada, žvelgiant iš jūsų perspektyvos, verslas suranda prasmę, mato tikslą eiti į regioną, sureaguoti į ten gyvenančių žmonių iniciatyvas ir į jas investuoti? Tai aš gal vėlgi grįžčiau prie tos koncepcijos klausimo, nes mes nemažai kalbėjom apie tą tokį korporatyvinį rėmimą, kalbėjom, kokias naudas gali gauti verslas iš bendradarbiavimo su sakykime, organizacijomis. Ne? Tai mūsų atveju mes nelabai užsiemam korporatyviniu rėmimu iš tikrųjų ir tokiom iniciatyvom, mes daugiau užsiemam tą grynąją mecenatystę. O kalbant apie regionus, ten ir yra didžioji problematika. Ne? Tai dėl to mes dirbam ne tik tai su Trakų rajonu, bet apskritai, ir šiais metais, kuomet organizavom konkursą, rinkdamiesi organizacijas ir partnerius, su kuriais norėtumėm dirbti, vienas iš klausimų buvo, kaip mes galim tai atnešti į regionus. Keletas pavyzdžių, turbūt mes dirbame dabar su šiuolaikinio šokio teatro festivaliu Kontempo, kuris irgi dalyvavo Kauno kultūros sostinės programoje gana intensyviai ir kalbėjomės, o kaip galima tą šokio kultūrą atvežti į regionus. Tai iš tikrųjų tos organizacijos turi nemažai turinio, joms kartais trūksta administracinio resurso, kartais trūksta bendradarbiavimo kokybiško su vietos savivalda ir vietinėmis bendruomenėmis, kad jie galėtų tą savo turinį pristatyti, bet tikrai yra tų gerų pavyzdžių ir mes labai skatinam, kad tai būtų daroma. Tai tiek sakykime, Kontempo festivalių atveju, tiek mes dirbam su Atviro teatro ratu, kurie kūrė festivalius ir po to keliauja per Lietuvą ir jos rodo regionuose. Tikrai labai kartu daug kalbame apie tai, o kokį mes tą poveikį ir pokytį norim padaryti. Ir mes manome, kad būtent regionuose, ypatingai tam tikrose amžiaus grupėse, kalbant apie jaunus žmonės, kurie dar yra besiformuojantis, pereinantis iš paauglystės į tokią jaunystės stadiją, kuomet formuojasi jų nuostatos, vertybės apie gyvenimą, yra labai svarbu, kad jie matytų tuos pavyzdžius, matytų tą kultūrą ir ne vien tik iš savo artimosios aplinkos, bet ir iš šitų pavyzdžių galėtų formuoti savo nuostatas. Tai mes tikrai labai tą akcentuojam, mums tai yra pasirinkimo kriterijus, kiek organizacija dirba ne tik tai Vilniaus burbule ar Kauno burbule, bet kiek jinai neša tą turinį į regionus. Tai tas svarbu. Trakai yra vienas iš pavyzdžių, bet Trakai gal šiek tiek kitoks pavyzdys. Sodžiaus meistrai mūsų globojama organizacija daugybę metų. Vėlgi tai gimė iš asmeninės mūsų akcininkų iniciatyvos, noras integruoti galbūt socialiai pažeidžiamas grupės, suteikiant jiems galimybę išmokti labai žemiškų amatų. Ten yra rengiami žmonės įgyti tam tikrą profesinį pasirengimą, ar tai būtų, nežinau, staliai, dailidės, stogdengiai, netgi žirgų kaustytojų buvo išleista grupė. Vienas labai sėkmingas pavyzdys, nes mūsų akcininkai yra tokie frankofoniškos kultūros atstovai, tai jie atsivežė žirgų kaustytojų specialistus iš Prancūzijos, kurie paruošė nedidelę grupę žirgų kaustytojų Lietuvoje ir nemažai jų dalis išvažiavo kaustyti žirgų į pasaulį, dabar artimuose rytuose, ten, žodžiu, Saudo Arabijoje kausto žirgus, tai va toks yra pavyzdys. Ačiū labai už puikų pasakojimą. Mielas Vidai, išgirdau paties priminimą, kad ne vienas mecenatas sėdi šioj salėje ir galbūt ir įsitrauksim mūsų pokalbį. Papasakokit apie tą gerąją jūsų patirtį. Priminsiu, kad mes sėdėm pramoninko ir mecenato daktaro Prano Kiznio menėje, iš esmės suformuotoje jo kolekcijos, jeigu aš neklystu, yra 2 menės. Mes turim kalbėti apie 21 ir 23 metais atvertas erdves, dovanotus paveikslus arba paskolintus ilgam laikui. Tai vis tik tai
ar šitą jūsų gerąją patirtį galima laikyti kažkokią pamoką, ir kartu tą patirtį vertinti kaip universaliai svarbę? Čia tiesiog jums labai pasisekė ir todėl jūs tokie laimingi ir tokie spindintis. Mums tikrai labai pasisekė. Tai dar prieš grįždamas prie daktaro Prano Kiznio noriu pasidžiaugti, čia turime Vilniaus klubo irgi visą būrį mielų mūsų bičiulių. Tai irgi turime vieną labai gražų irgi bendrą projektą, kuris ir turinio prasme kartu buvo kuriamas, ir techninio išpildymo prasme. Ir šiandien džiaugsmas, pavyzdžiui, Vilnius šventė 750 metų, ar ne, čia ir ponui Arvydui irgi atsakymas irgi į klausimą. O kur tai buvo įamžinta? Ar valdžia, ar Vilniaus miesto savivaldybė, ar kultūros ministerija? Tai buvo festivalių, buvo spektaklių, buvo ko tik tai nori, bet pavyzdžiui, kad liktų šimtmečiams. Irgi vienas iš mecenatystės objektų būtinų bruožų - ilgalaikiškumas, poveikis ilgalaikis. Ir kas tą padarė? Vilniaus klubas. Lietuvos istorijos institutas. Taip. 7 kilogramai istorijos. Tik pavėluodamas metais, bet čia detalė. Ką reiškia metai, kai istorikai galvoja apie amžinybę? Juolab Aurimas tuo metu nebuvo direktorius, tai jis už tai neatsakingas. Bet Vilniaus klubas suspėjo padaryti šitą paminklą laiku. Vilniaus dienai 23 metų sausio 25. Tai čia šiaip tai tokių rėmėjų mes tikrai turim labai daug ir mecenatų ir tom labai džiaugiamės. Dėl Prano Kiznio istorija, kuris čia tarp mūsų yra, tai ponė Pranai labai jums ačiū, yra absoliučiai išimtinė. Ir turbūt ponas Pranas galėtų pasakyti ir apie savo intencijas. Viena iš turbūt intencijų, ką iš pokalbių su ponu Pranu galima buvo išlukštenti, tai parodyti pavyzdį. Bet pirmoji šitą salę, kurioje esame 21 metais rengta, antroji greta 23, buvo pavyzdžių, ta prasme tas pavyzdys užkrėtė, pavyzdžiui, Vygintą Būgnį, bet jis ir tai būtų padovanojęs tos paveikslus, kuriuos padovanojo porą. Tai ta prasme vis dar laukiam, kad kas nors užsikrėstų pono Prano pavyzdžiui, ir labai tikimės to. O šiaip tai labai didelis toksai, sakykime, dalykas, į kurį reiktų atkreipti dėmesį, tai mecenato intencijos, jo išsilavinimas, jo supratimas, jo tikslas. Ir čia gali piešti, nežinau, kažkokias pasakiškas pilis ir panašiai, jeigu mecenatas neturės to noro ir kažkaip tie interesai kažkurioje vietoje nepersidengs, o ypatingai jeigu tie interesai sutaps, kaip mūsų atveju ponas Pranas, paskatintas jo draugų, kolekcininkų ir Viliaus Kavaliausko ir Edmundo Armoškos, susidomėjo tapyba, o tapyba mūsų muziejaus kolekcijose buvo silpniausia vieta. Dabar to nebegalim pasakyti. Šalia gobelenų ir baldų jau ir tapyba yra viena stipresnių pusių. Tai čia iš tikrųjų mums pasisekė ir labai tikimės, kad tas pavyzdys bus užkrečiamas, bet kaip minėjau, kol kas pandemija netapo. Žodis pandemija turi įvairių prasmių mūsų gyvenime po tų patirčių, kurias mes visi įgijom, bet leiskit prisiminti vieną mano patirtį. Tai buvo amžių sandūra, susitinku vieną iš Vilniaus 10-ko, legendinio Vilniaus 10-ko žmonių ir jis man sako, žinai, Aurimai, aš šiek tiek domiuosi kultūra, bet garsiai apie tai nekalbu. Mūsų pasaulyje toks jautrumas kultūrai gali būti priimtas kaip silpnumo ženklas. Mūsų pasaulyje vertinamos kitos savybės. Tai, kaip Bobas Dylanas dainavo, laikai jie keičiasi, akivaizdu, kad matyti dabar verslininkas visai kitokį santykį kuria su meno kultūros sfera ir tai galbūt jam nebėra vidinės įtampos dalykas, bet tiesą sakant, čia yra tik pasvarstymai. Rūtė, jūs turit tokią labai įdomią patirtį, apie kurią manau, kad vertėtų pakalbėti, žiūriu į laikrodį, mes judam link trečiosios dalies mūsų pokalbio vienokio ar kitokio apibendrinimo, tai jūsų patirtis kaip patirčių agentūros Salto kirtis, taip,
dedamas vadovė. Ir šios agentūros viena iš kūrimo priežasčių, kaip jūs minėjot, suformuoti terpę, kurioje vykdomos veiklos priartintų verslą organiškais būdais prie kultūros ir menininkų veiklos. Nes mes labai dažnai tarytum sakome, tai vat verslininkai turėtų suprasti, jie čia turėtų kažkaip jautrumą įsiugdyti, bet mes turim irgi tikriausiai suprasti, kad žmonės egzistuoja kitam pasaulyje, kuriame tikrai yra ką veikti. Apart to, kad ugdyti jautrumą tam, ką menininkai galvoja. Taip, tai iš tikrųjų aš asmeniškai tikrai ne vienerius metus esu šitoje srityje, susijusioj su rėmimais. Galbūt, aišku, Kaunas 2022 buvo vienas tų didžiausių projektų, kuris gal ir atnešė didžiausias pamokas ir patirtis, bet realiai tikrai prisilietimas prie įvairaus mastelio kultūrinių reiškinių per rėmimo ir finansinės paieškos prizmę yra tikrai visai nemenkas. Ir aš tiesiog iš tikrųjų per visas tas įgytas patirtis, aš tiesiog būtent supratau tą, ką jūs minit, kad mes, tarkim, kultūros sektoriai dirbantys žmonės, mes galvojam, kad ateisim, pasiūlysim ir gausim. Tai iš tikrųjų tai yra pakankamai sudėtinga, kai mes būtent neturim tų ilgalaikių tradicijų. Aš kažkaip skaitau, kad mes esam ta karta ir, ta prasme, visi nepriklausomai Lietuvoje gyventys žmonės, mes esam tie, kurie kūrėm dabar tas tradicijas ir viskas yra mūsų rankose, kaip tos tradicijos formuosis ir kaip mes su tuo dirbsim ir kaip visą tai augs šitoj srity, bet galbūt tai ir paskatino galvoti būtent apie tą kitą modelį, būtent kurį mes pritaikėm įkurdami agentūrą, kad ateiti ir kurti dialogą su verslu, pradedant nuo to, kad jiems taptų natūralūs procesai susiję, tarkim, su jų veikla, su jų tam tikrais galbūt įsikeltais tikslais, nes, tarkim, mes propaguojam dabar tą modelį, kad jeigu, tarkim, pasakysiu labai iš tikrųjų visiems suprantama ir tikriausiai paprastą pavyzdį, bet tikrai mūsų veikla nėra tik apie tai, bet jeigu, tarkim, įmonė nori ar ne paženklinti kažkokią savo, ar tai, nežinau, progą, kažkokį tais paminėjimą, sukakti ar panašiai, tai mes sakom, kad, visiems yra įprasta dalyvauti tam tikrose renginiuose, kurie turi tam tikrą įprastą formatą, visiems viskas aišku, atidarimas, vidurys, kulminacija, pabaiga. Tai mes sakom, žiūrėkit, duokit mums galimybę kiekvieną kartą prie to prieiti individualiai ir padirbėti su menininkais, su kūrėjais. Nes tokiu būdu tada verslas, bendradarbiaudamas kartu, turėdamas tas kultūrinės, tokias meninės patirtis šalia savęs, viduje savo organizacijos, jisai supras, apie ką tai yra, jisai supras, kaip menininkai kūrė, kaip menininkai dirba ir jiems nebus svetima galbūt savo strategijoje, rėmimų strategijoje įsigryninti, tarkim, būtent kultūros kryptį, rėmimo kryptį, nes tikrai nepamirškim tai, kad kartais mes pykstam ar ne, sakom, ten labai turtinga įmonė, pas juos labai geras pelno indeksas ir visi kiti dalykai ir kodėl jie, tarkim, nenori remti kažkokio tais kultūrinio projekto, festivalio ar panašiai. Bet akivaizdu, kad įmonės įsigrynina savo tarkim, strateginės kryptis, rėmimo kryptis ir galbūt jeigu įmonė yra orientuota į sporto renginius, tai tikėtina, kad reikės nemenko dialogo ar ne vystyti, kad galbūt atsirastų dar viena kryptis, kultūros kryptis. Tai aš manau, kad šitoj vietoj yra labai svarbu tai, ką mes irgi, tarkim, su savo agentūra darom, kad nešam tą misiją priartinti verslą, tapti kultūros reiškinių patirčių dalimis, tam, kad jiems tiesiog būtų paprasčiau kažkokioje perspektyvoje tapti tuo mecenatu, tuo rėmėju ir būti šalia kultūros ir tai atrodys labai organiškai, nepritemptai ir natūraliai. Aš dar gal norėčiau, Rūtę, šiek tiek papildyti, kad tam, kad vyktų teisingai ta sinergija, reikalinga ir įsiklausyti į patį verslą ir kartais netgi padėti jam atsiverti, todėl kad verslas paprastai galvoja, teatras, tai yra spektakliai, bet jeigu taip giliau ir plačiau pamastyti, kad teatras tai nėra spektakliai, teatras tai yra socialinė veikla, tai yra prieinamumo didinimas, spektakliai žmonėms su klausos negale, su regos negale, su judėjimo negale, tai yra jaunimo integracija į veiklas, jeigu tas segmentas yra aktualus, tai yra spektakliai šeimoms.
Tai yra ypatinga, tai yra socialinė dar kita terpė, kur gali susitikti kažkokių naudingų galbūt partnerių, strategijos, net ir verslo vystymui. Tiesiog aš manau, kad dabar, ką tu, Rūta, sakai, mes gyvenam ypatingų laikotarpių, kur patys kūrėme tradicijas, kur formuojasi stipresnė ir kultūros lauko savivertė, kas anksčiau būdavo labai įprasta, kad vargšeliai, paramos prašom. Mes nebe vargšeliai, mes tiesiog keičiamės vertėmis. Mes suprantame, kad kultūra yra lygiai taip pat vertinga, kaip ir verslui, ir mes galime pasiūlyti tai, kas yra naudinga jiem, o jie tai, kas naudinga kultūrai. Tai va čia yra tas verčių pasidalinimas, tai yra sinergija, ne vieną kartą šiandien girdėtas žodis. Ir gal labai svarbus momentas, papildysiu tave, kad iš tikrųjų yra labai svarbi ta bendra kūryba, kad nebūtų suvokiamas verslas arba, tarkim, kultūros sektoriaus kažkoksai organizmas kaip du skirtingi vieniai, kur, tarkim, vienas nori vieno, kitas nori kito. Tai realiai reikia suprasti, kad nuo pat pradžių turi būti vystomas dialogas tam, kad atsirastų bendra kūryba, bendra projektas ir kad kiekvienas tiek verslas, tiek kultūros organizmas kažkoksai tais įstaiga, jie taptų tiesiog tam tikro projekto, tam tikro kažkokio tais reiškinio bendra kūrėjais, o ne tiesiog pagalba viena kitam. Jo, ir pabaigai dar praktinis pavyzdys iš šios dienos pokalbio telefonu. Tiesiog gavau tokio potencialaus rėmėjo telefono numerį ir aš, aišku, skambinu, prisistatau, kad čia laba diena, iš Kauno dramos teatro, labai norėtumėm jūs pakviesti, pasižiūrėti spektaklį, gerai praleisti laiką ir kartu pasikalbėti apie bendradarbiavimą. Na, žmogus pamasto, sako apie bendradarbiavimą, tai čia tikriausiai apie paramą kalbėsim. Na, sakau, parama tai yra vienas iš, bet aš sakau, mes turime kur kas daugiau pasiūlyti jum, kad jūsų verslas atsiskleistų ir galbūt jums tai pasirodys įdomu ir aktualu. Ir išgirstu tokį pasiūlymą, kad puiku, atsiųskit man bendrinę pasiūlymą. Ir va čia suvokdama šitos situacijos slidumą galbūt vis tik tai nusprendžiau nesiųsti bendrinio pasiūlymo ir pakviečiau individualiam pokalbiui tam, kad išsiaiškinti, kas tam verslui yra aktualu, ką jie nori, nežinau, kokias vertybės deklaruoti, kokį socialinį galbūt sluoksnį pasiekti, ar galbūt komandą formuoti ir stiprinti, ką teatras irgi galėtų padaryti. Tai tiesiog su nekantrumu laukiu šito susitikimo ir galėsiu pasidalinti kada nors, kaip čia mums pavyko. Aš manau, kad Irutė ir Agnė pasakė labai daug dalykų, kurie jau tiktų išvadiniams sakiniams, bet manau būtų didelė klaida, jeigu mes dar kartą negrįžtume ir nepabandytume įsijausti į mecenato kailį. Iš tiesų mes vis tiek, kadangi mūsų dauguma čia sėdinčių, atstovaujančių švietimo, kultūros, meno sferas, mes vis laik kalbam aš arba mes ir atstovaujam savo cecho interesą, bet vis tik pabandykim dar kartą atsakyti savo auditorijai į klausimą, kokiegi yra mecenatų lūkesčiai, kai jie ateina į dialogą, kai jie įsiklauso, išgirsta ir sako, gerai, mums tai įdomu, mes investuosime, mes užsiimsim bendrą kūrybą, bendrų veiksmų. Ir šiuo atveju aš nekalbu apie, nežinau, varinės lentelės pakabinimą, ar ten, nežinau, mecenato paveikslo, kuris ten išaižaruoja Svarovskį kristalais, eksponavimą teatro foje. Bet aš labiau kalbu apie, mąstymą, lūkestį, apsikeitimą vertybėmis. Audriau, pirmiausia, prašau jūsų padėti man, ieškant atsakymo į tą klausimą, o po to klausiu ir jūsų, ką sako jūsų patirtis. Tai aš gal galiu tik tai paantrinti, kas buvo pasakyta, man atrodo, labai svarbu išsiaiškinti tas intencijas, kokios yra intencijos, kokie yra tikslai, nes kiek yra skirtingų verslų, potencialių mecenatų, tiek yra skirtingų tų intencijų. Vieniems iš tikrųjų reikia to bendradarbiavimo rėmimo srityje, kur kalbame prekės ženklą, apie jo vystymą, apie jo stiprinimą ir tada pokalbis yra vienoks.
kiti, kaip mes minėjom, mes daugiau kalbam apie tą ilgalaikį socialinį poveikį ir pokytį, kas mums yra svarbu, ne? Mes ieškom tos prasmės toje veikloje. Ir tikrai turim irgi tų situacijų, kuomet gal iš inercijos, kaip buvo paminėta, ne tiek įsigilinus, o kokia mūsų yra intencija, mes gaunam pasiūlymą apie banerius ir visą kitą, kas mums vis nei kaip verslui įdomu, nei kaip šitai sričiai įdomu. Tai manau, kad pirmas žingsnis yra išsiaiškinti, o po to jau tada atitinkamai ir ieškoti tų sąlyčio taškų. Mes dirbdami su organizacijomis, kadangi, kaip ir sakiau, mūsų ta intencija yra siekti to ilgalaikio pokyčio ir poveikio, tai mes labai daug dėmesio skiriam bandymui suprasti, kiek pati organizacija aiškiai suvokia savo misiją, kaip jinai artikuliuotai gali ją komunikuoti tiek viduje, tiek į išorę. Ar jie turi strategiją, kaip pasiekti savo tikslus ir apskritai jie formuluoja kaip savo tos tikslus. Ar jie turi komandą, kuri yra pajėgi tą strategiją įgyvendinti ir motivaciją ir energiją, nes nuo to labai daug kas priklauso. Tas pats mūsų konkursas, kurį mes darėme meno ir kultūros srityje šiais metais, tikrai mums parodė labai skirtingą paveikslą. Dalis organizacijų, mano supratimu, buvo pakankamai inertiškos, negalinčios atsakyti į tuos bazinius klausimus, o ko jūs siekit ir kaip jūs pasižiūrėsit, ar jums kažkas pavyko po 2 metų ar ne. Tiesiog buvo net klausimas gal kažkiek keistokas iš mūsų pusės. Kitos organizacijos labai aiškiai tą suvokė, žinojo, ką daro, kodėl daro, ir jiem reikėjo tik tai partnerio, kuris padėtų kartu su jais tų tikslų siekti. Tai mums šitie dalykai yra labai labai svarbus, nes verslas, man atrodo, apskritai yra labai orientuotas į rezultatą, nesvarbu, kokioje srityje jisai veikia. Ir jeigu jisai skiria savo laiką ir resursus, kad ir mecenatystėj, visų pirma, jis nori, kad tai turėtų kažkokį tai poveikį. Tai nėra daroma vardan paties, proceso. Noras, kad tai turėtų kažkokį tai rezultatą, kuris teiktų visų pirma kažkokį moralinį pasitenkinimą. Dėl to mes dažnai su organizacijomis, netgi su kuriomis dirbam, siekiame gal ir mažesnių, bet konkretesnių tikslų. Mes žiūrim konkrečius projektus, konkrečius rezultatus. Kaip pavyzdys, mes su tuo pačiu festivaliu Contempo diskutavom, tai koks čia mūsų galėtų būti indėlis, kokia yra problematika. Ir jie mums pasako apie jaunų menininkų galimybės prisistatyti, kad tai yra iššūkis, kad jie turi pagrindinę programą, kur dažnai atkeliauja užsienio atlikėjai, jau turintys savo vardą. Ir tada turi tokią, sakykime, atskirą programą jauniems žmonėms. Bet vėlgi, tiem jauniems žmonėms reikia padėti. Kažkas turi mentoriauti, padėti, kaip save pristatyti, kaip parodyti. Tai sakom, tai gerai, tai ko reikia, kiek reikia, kokie. 5 žmonės reikia per metus paruošti, kad jie sugebėtų save prisistatyti tarptautiniai auditorijai. Tai gerai, sakau, dirbam tada su tais 5 žmonėm, mes tada po 2 metų, jeigu iš tų 5 žmonių bent kažkas pavyks, mes sakysim, yra rezultatas. Tai va čia toks paprastas pavyzdys, kaip galbūt šiek tiek koncentruojantis į konkretesnę sritį, tu gali pamatyti, o kas įvyko, koks įvyko pokytis. Tai va tas mums yra svarbu. Ačiū labai. Ar bus norinčių pridurti ką nors? Aš, jeigu galima, irgi labai daug teisingų dalykų buvo pasakyta, bet toks jausmas, kad jau liktai einame į pabaigą ir kažkoks apibendrinimus darysime. Tai labai gerai. Mes turime 2 pasaulius, nes buvo tai pasakyta, yra verslo, yra kultūros pasaulis, čia buvo užsiminta dar liktai apie tai, kad turim dar mūsųse tokį labai gajų kultūros meno kūrėjų įvaizdį, kaip tokį, kuris labai labai su ištiesta ranka, jam reikia pagalbos. Aš manyčiau, kad santykiai turėtų būti lygiaverčiai, absoliučiai lygiaverčiai. Ir mes galų gale turime pripažinti, kad kultūros ir meno kūrėjas tai yra irgi, sakykime, savo orumą turintis žmogus, jam reikia oraus atlyginimo, jam reikia šeimą išlaikyti ir taip toliau ir panašiai. Tai vienas dalykas. Antras, su kuo kartais aš irgi būdavo susiduriu, taip, aš suprantu, kiekviena įmonė ten turi savo vertybės, savo tikslus ir savo rėmimo politiką, bet kartais būna susiduri su tokiam įmonėm, kurios sako, žinot, reikia tą padaryti, čia ta ir ana, ir tu jauti, kad tave įvėliai kažkokie tai visiškai bereikšmi, beprasmi stumdymasi ir tada pradedi suprasti, kad tau duoda kažkokias sunkiai sunešiojamas kurpes. Tai vienas dalykas. Antras, sako, bet už tai tu turėsi padaryti tą. Kaip pavyzdį, sako, mes duodam paramos 10 000, bet tu matai, kad tu atidirbi
beveik už 15. Tai aš čia neviniodamas į vatą ir tai vėlgi yra tam tikra indikacija apie mūsų dabartinį verslą. Gink Dieve, aš ne apie visus verslus taip kalbu, bet patikėkite, yra tokių, aš pats asmeniškai susidūręs ir tada tau darosi kažkaip tai nejauku. Tu pradedi suprasti, kad kažkokio tai keisto verslo atstovai, jie sako, mes norime su jumis susitikti, mes norim dialogo, mes čia remsim. Ir tave įvėlė kažkokius nereikalingus dalykus, diskusijas, sakai, ne, ačiū gal, tiesiog mums jūsų gal paramos nereikia, mes bandysime kažkaip kitaip išsiversti. Tai vėl turi būti santykiai lygiaverčiai, nes kultūros ir meno kūrėjams reikia verslo kaip mecenato, rėmėjo ir atvirkščiai. Vat vėlgi mes kalbame apie tą dialogą, lygiavertę partnerystę, sinergiją ir panašius dalykus. Tai tą reikia labai labai aiškiai suvokti. Jeigu galima dar irgi pritardamas beveik viskam, kas čia buvo pasakyta ir primindamas dar, kad iš tikrųjų ideali situacija, kai mecenuojamojo objekto administratoriaus ir mecenato interesai, nežinau, išsilavinimas, požiūris sutampa. Tai tada gali būti sukurtos 2 salės ar daugiau tapybos kolekcijos. Bet dar norėčiau pasakyti vieną dalyką, įnešti optimizmo, gal sakykim, čia taip mąstydamas apie visų pasisakymus, pokalbius, paskaičiavau taip maždaug, pavyzdžiui, tam elite Lietuvos visuomenės diduomenėje mecenatystės suvokimas toks pirminis ir aktyvūs veiksmai greta valdovo atsiranda 16 amžiaus link vidurio. O gal net ir dar šiek tiek vėliau, tokie ryškesnės apraiškos. Taigi reikėjo, kad praeitų 150 metų nuo krikšto, gal net daugiau, kad tos tradicijos Europoje jau žinotos anksčiau, ir bažnyčios rėmimas, ir švietimo, ir ko tik norite, kad Lietuvoje pradėtų greta valdovo, tai yra valstybės, atsirastų ir privačios iniciatyvos. Tai mes gyvename dabar dar vaikystės laikotarpį, tai viskas bus gerai, bet dar nebūtinai iš karto. Aš tik pridursiu, kad mus gelbsti viena antropologo Thomas Hilland Erikson tezė, jog šiandien viskas vyksta greičiau. Tai gal 150 metų neteks laukti, kol išvysime mūsų aptartų, mums labai aktualių dalykų virsmą į labai gražias bendradarbiavimo formas. Aš manau, kad išvadiniai sakiniai jau nuskambėjo mūsų garbių pokalbininkų ir pokalbininkių lūpomis, lygiaverčiai santykiai, kurie gimsta dialogo metu, kada pusės dalyvaujančios tam dialoge supranta, kad interesai sutampa, jog galima užsimti bendrą kūrybą, bet kaip jums ir man aiškiai labai parodė mūsų diskusijos kryptis, kad tas lygiavertiškumo, abipusės pagarbos atsiradimas įmanomas tik tada, kai vieni kitiems sugebam atsakyti į tokius pamatinius klausimus, kada meną kūrintis žmogus gali atsakyti verslui, koksgi yra rezultatas, kokia yra perspektyva, ką tu darysi po 2 metų ir kai menininkas supranta, kad jo nesiunčia sunešioti 9 geležinių kurpaičių. Tai iš tiesų aš manau, kad pokalbius galima ir reikia tęsti, kokį pokytį kuria mecenatai. Šitas klausimas yra universaliai svarbus ir matyt neatsakėm į visus užduotus ir neišsakytus klausimus, bet tam ir yra gražiai Kultūros ministerijos iniciatyva suburti žmonės ir kalbėtis vienoje ar kitoje erdvėje. Dabar belieka tik priminti, kad pokalbėje dalyvavo Agnė Burovienė, Nacionalinio Kauno dramos teatro generalinio direktoriaus pavaduotoja rinkodarai. Dieve, kokie ilgi pavadinimai. Daktaras Vidas Dolinskas, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų generalinis direktorius. Narūnas Lendraitis, Neringos miesto savivaldybės mero pavaduotojas. Audrius Masionis, įmonės Baltišės Haus direktorius ir Irutė Tumaitė, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus rėmimų ir partnerysčių koordinatorė ir kultūrinių patirčių agentūros starto. Viskas. Su titulais visais. Ačiū labai.